Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Pasikeitimai teismų darbe. Į teismą šauks internetu. Rajoniečiai kviečiami rašyti rašinį ekologinę temą. Draustis brangu, nesidrausti dar brangiau. Nuo spalio 1 dienos įsigaliojus civilinio proceso kodekso ir administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų pakeitimams, keičiasi ir procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu tvarka. Nuo šiol pranešimai į teismą, kiti teismo pranešimai bus skelbiami ne spaudoje kaip anksčiau, o specialioje svetainėje www.teismai.lt. Šioje svetainėje yra sukurta speciali skiltis, pavadinta bylų pranešimai. Ją įėję į tinklalapį matysite dešinėje pusėje. Įėję į šitą skiltį rasite 50 naujausių pranešimų. Bet jeigu jums yra reikalingas ankstesnis teismo pranešimas, tuomet reikia į paiešką įvesti raktinį žodį arba žodžių junginį ir iškels teismo pranešimus iš archyvo. Taip jūs galėsite rasti tai, kas jums reikalinga. Taip pat pagal naująją tvarką administracinėse bylose teismo pranešimai, jeigu adresatas nėra rastas, nebebus pakartotinai nešami į namus, o skelbiami internetu. Jeigu apskritai nežinoma adresato gyvenamoji vieta, tuomet teismo pranešimai irgi bus skelbiami tame pačiame tinklalapyje ir laikoma, kad šaukimas į teismą yra įteiktas. Jeigu bylos nagrinėjimas vyksta rašytinio proceso tvarka, tai procesiniai dokumentai, pranešimai apie teismo vietą, laiką ir teismo sudėtį taip pat bus skelbiami portale www.teismai.lt. Todėl žmonės patys turėtų domėtis, dažniau apsilankyti šitame tinklalapyje ir sekti naujienas. Gyventojams teigiama, pravartu žinoti apie pasikeitimus teismų darbe, kad būtų kuo mažiau trukdžių nagrinėjant bylas. Todėl prašoma pranešti apie gyvenamosios vietos pasikeitimą arba išvykimą. Antraip ilgėja bylos nagrinėjimas, didėja bylinėjimosi išlaidos. Po pernykštės sėkmės, kuomet paskelbus rašinio ekologinę temą konkursą, net 38 rajono gyventojai mielai pasinaudojo galimybę mintis apie ekologiją, ne tik daržo, bet ir sielos išdėstyti popieriaus lape. Šiemet rengiamas antrasis konkursas. Šio konkurso tikslai – skatinti moksleivius ir rajono gyventojus ugdytis ekologinę pasaulėžiūrą, kelti aplinkosauginės problemas, ieškoti jų sprendimo būdų, plėtoti ekologinį ir aplinkosauginį švietimą. Siūlomos temos – šeimos daržas, maistas, vaistas, sveikata, ekologinė gyvensena, sveika gamta, sveikas žmogus, kraštovaizdžio saugojimas, puoselėjimas. Visi kiti reikalavimai yra išsiuntinėti seniūnijom. Jeigu kas rimtai susidomėjot, kviečiame pasidomėti, kur pateikti rašinius, ten viskas nurodyta. Panevėžio rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Salvinijos Motejauskienės teigimu, rašinio ekologinė tema konkursas savivaldybės vykdomo projekto šeimos daržas, maistas, vaistas, sveikata tęsinys. Rašinius rajono savivaldybės administracijai reikia pateikti iki spalio 30 dienos. Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupės 1-8 klasių moksleiviai, 9-12 ir taip pat suaugusiai atskirai. Visi dalyvavusieji bus apdovanoti padėkos raštais, geriausiams įteikti prizai. Ir šiaip rašiniai bus skelbiami laikraštyje Tėvynė, o nugalėtojai bus pagerbti derliaus šventėje 2011 lapkričio 25 dieną. Projekto finansuojamo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšomis siekis kaimo gyventojų sąmoningumo, ekologinio mąstymo skatinimas. Taigi ir rašinį rašyti kviečiami ne tik mokinukai, juolab, kad ekologinė tema kiekvienas turime ką pasakyti. Gyvenimo lygiui stabiliai negerėjant, stebima įdomi situacija draudimo rinkoje.
Žmonės, nors už apsidraudimą nuo įvairių rizikos faktorių priversti mokėti daugiau, vis dėlto draudikų paslaugomis naudojasi noriau. Jeigu kalbant apie privalomą civilinės atsakomybės draudimą, kas šiuo metu gyventojams yra labai aktualu, jie ateina pas mus, kreipiasi ir iš karto prašo, mums duokite pigiausią draudimo, tai ne visada išeina. Mes kaip draudimo brokerių bendrovė galime tą padaryti ir pasiūlyti jiems, išrinkti pačią jiems prieinamiausią draudimo kompaniją ir patį galbūt geriausią variantą. Pasižiūrime, kur yra pigiau, o pigiau būna vairuotojams, kurie turi didelį vairavimo stažą, neturi draudiminių įvykių ir jiems būna pigu. Sakykime, šiai dienai galima apsidrausti net ir už 165 litus, bet vienetams. Kuo pigiau, tuo mažiau apsaugų, sako draudimo brokerių bendrovės Panevėžio regioninio centro vadovė. Natūralu, kad apdraudus pastatą, bet neapdraudus viduje esančio turto, įvykus vagystei patirti nuostoliai nekompensuojami. Tačiau pastaruoju metu stebimas žmonių sąmoningumo didėjimas. Noriai draudžiasi gyventojai, ypač šiuo metu, kadangi galiu pasakyti pagal priešgaisrinės tarnybos statistiką, per šių metų 9 mėnesius yra virš 10 000 gaisrų kilusių. Iš jų tarp gyvenamųjų pastatų yra apie 1500. Ir žmonės tikrai susimąsto apie tai ir bent jau nuo gaisro rizikos tikrai dažnas klientas, ypač kaimo gyventojas, draudžiasi savo pastatus. Miesto gyventojai daugiau draudžiasi suinteresuoti drausti savo būste esantį turtą. Reginos Metrikaitienės teigimu, draudimas saugumo garantas, psichologinio komforto taip pat, kuris būtinas kiekviename žingsnyje, keliaujant, džiaugiantis nekilnojamojo ir kilnojamojo turto teikiamą naudą, tiesiog gyvenant. Šiandien Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmojo aukšto foje pristatyta panevėžietės fotografės Marijos Čičirkienės meninė fotografija Miesto simboliai. Ten matosi Aleksandras, tai Aleksandras yra miesto įkūrėjas. Juozo Miltinio dramos teatras, kuris išgarsino Panevėžio miestą. Ir mus visus jungia Lietuva, Lietuvos vėliava, ta trispalvė mūsų, kuri šį kartą kaip simbolis koks tai ir ant mūsų miesto įkūrėjo Aleksandro pečių. Tai va, taip gražiai susišaukia ta vėliava ir aš galvoju, kad tokie pagrindiniai miesto akcentai tokie ir yra. Teigiama, pasak fotomenininkės, jog niūrokos rimtos įstaigos erdvės puošiasi. Juolab, kad yra ketinimų ir antrajame pastato aukšte įkurdinti meno kūrinius. Tuo tarpu Marija Čičirkienė pasakoja miesto simbolių atsiradimo istoriją. Šitas darbas kaip ir atsirado, kadangi dalyvavau tarptautiniai bienaliai, kur organizavo Dailės galerija Žmogus ir miestas, tai va būtent ir tą dieną šitas darbas sukurtas, kada pas mus vyko tas pats kamolių varimas ir pats Sido arenoje tas atidarimas Europos krepšinio čempionatų. Nors Marija Čičirkienė miestą fotografuoja nebe pirmą dešimtmetį ir juokauja kiekvieną jo kertę žinanti mintinai, vis dėlto atradimo džiaugsmui prilygstančių akimirkų pasitaiko, kaip nutiko ir su miesto simboliais.